Praėjusią savaitę interneto komentatoriai netruko prilipdyti Vilniaus merui Artūrui Zuokui naują pravardę – meras Svaiguolis. Kodėl, apie tai ir kalbame šiame trumpame reportaže. Merė Svaiguolio pravardę gavote už dar vieną naują idėją, turbūt idėja, kuri jūsų sąraše yra numeris 127. Tai yra, paskelbėte, kad Vilnius turės savo bazinį vežėją. Tai yra oro bendrovė Air Lituanica. Labai trumpai apie planus ir apie tai, kas tai bus. Na, tikrai tai nėra svajonė ar jau idėja, tai yra jau dokumentas. Darbo grupė sudaryta dar praėjusiais metais, ilgą laiką dirbo, ruošėsi šiam momentui. Tikrai turėjome daug dėrybų su įvairiausiamis kompanijomis, taip pat verslininkais, kurie norėtų investuoti į tokį verslą. Ilgą laiką vedėme taip pat dėrybą su Air Baltic akcininkais. Šiek tiek ta pati Snoro istorija galbūt pamaišė arba sugriovė tam tikrus planus, kuriuos mes rengėme turėti bendrus su jais. Na, o dabar buvo darbo grupės priimtas sprendimas būtent jau pradėti steigimo procedūrą, steigti Air Lituanica kompaniją. Dar iki šių metų, matyt, vasaros mes jau turėsime visus reikalingus leidimus, sertifikatus, kad tai būtų jau veikianti oro bendrovė. Tik tai šiuo atveju reguliarius skrydžius mes turėsime nuo kitų metų pavasario. Taip. Ir šiuo metu mes darom tą veiksmą todėl, kad turime keletą galimų partnerių, strateginių partnerių, kurie investuotų į tai. Ir mums, norint sustiprinti savo dėrybinės pozicijas, būtent šis žingsnis yra neišvengiamas. Bet būtent klausimas, kodėl jūs darote šitą žingsnį? Būtų pakankamai aišku, jeigu jūs tai būtume darę prieš kokius, na, sakykime, 3 metus. Kai Vilnius buvo atkirstas ir netgi į Londoną mes skraidame per Rygą kartais. Dabar akivaizdu, jog Vilnius yra geriausiai sujungtas per turbūt visą savo nepriklausomybės laikų istoriją oro linijomis su įvairiausiais Europos miestais. Į kokią košę jūs brendate čia ir kodėl? Pirmiausia, kada mes sakome apie susisiekimą, tai dažniausiai mes turime statistikos duomenis, kurie apjungia Kauno, Vilniaus ir Palangos oro uostą. Tikrai susisiekimas šiuo metu Vilniuje yra ženkliai geresnis negu buvo 2009 metų pradžioje, kada įvyko Flailalo bankrotas, bet nėra toks geras, kuris buvo iki šiol. Ir tikrai manau, kad bet kuris aviacijos specialistas sutiks, kad negali kurti ilgalaikės oro susisiekimo strategijos, remdamasis tik tai pigių skrydžių oro bendrovių stimuliavimu skraidyti. Jie yra paslankus ir jie gali vieną dieną būti čia, kitą dieną ten. Kita vertus, mes turime šiandien didžiausius nusiskundimus, kurios gauname iš visų organizacijų, verslo organizacijų, asocijuotų struktūrų, būtent dėl prasto susisiekimo ir dėl susisiekimo kokybės. Priedo, aš šiandien, pavyzdžiui, nežinau nei vienos ES valstybės, kuri neturėtų savo bazinio oro vežėjo. Tai reiškia, jeigu mes neturime savo bazinio oro vežėjo, tai didžiąją dalį mokesčių mes atiduodam kažkam tai. Mes atiduodame savo rinką kažkam tai. Manau, kad jūs čia klystat šiek tiek. Nežinau, kaip jūs dabar kreiptis, ar merė, ar būsimasis kapitonė lainerio, bet yra pavyzdys Vengrija. Ką tik liko be savo bazinio vežėjo ir labai tuo džiaugiasi. Vizeiras, kuris skraido iš Vilniaus, jo hubas yra Vengrija. Bet jis nėra bazinis vežėjas. Bazinis vežėjas buvo Bet šiuo atveju jisai registruotas Vengrijoje, jo pagrindinė kompanija yra Vengrijoje, mokesčius moka jisai Vengrijoje ir tai yra Vengrijos kompanija pagal registraciją. Bet pagal savo veiklos modelį jisai dirba kaip pigių low cost airline. Na, žinot, Lufthansa, galima sakyti, nėra kaip ir pasaulinė kompanija, Vizeiras nori tapti tokiu pačiu. Bet visos šalis, ES šalis turi savo bazinį oro vežėją, kurio registracijos adresas yra, pavyzdžiui, Vilnius, ar ten Berlynas, arba dar kažkas tai. Nes aviacijos verslas, jeigu yra teisingai sutvarkytas, gali generuoti apie 2 procentus bendro vidaus produkto. Tai yra pagal dašinę situaciją apie 2 procentus. Bet ir visoms toms šalims, tų visų šalių baziniams vežėjams pakankamai sunkiai sekasi. Czech Airlines, Alitalia, tas pats Air France'as, visi taip balansuoja ties pakankamai sunkia riba, ne be mylimojo Ryanairo pagalbos savaime aišku, bet ir apskritai dėl ekonominės situacijos. Suprantama, nes aviacijos verslas nėra paprastas ir šiuo atveju be abejo, kad ir mūsų intencija yra pirmiausia verslo intencija, tai yra aviakompanija turi būti pelninga ir jinai turi generuoti pajamas ir atsipirkti, tačiau lygiai taip pat mes matome tą pridėtinę vertę, kurią mato visų šalių valdžios, žiūrėdamas į savo bazinius oro vežėjus, kurie atveža keleivius, kurie sudaro gerą susisiekimą. Šiandien, pavyzdžiui, mes kalbame apie aukštesnio lygio turizmą, kalbame apie, sakykime, verslo galimybės atvykti į Vilniaus miestą ir, apsispręsti investuoti čia
100 milijonų ar 200 milijonų praktiškai yra neįmanoma. Ir būtent pigių oro kompanijų skrydžiai tokių klientų poreikių nepatenkina. Turi turėti vietą pasaulyje ir be abejo pigios aviakompanijos, kurios iš tikrųjų padarė šiandien daugelį žmonių skrydžius įmanomus, bet turi būti ir kitas segmentas. Todėl mes būtent orientuojamės ne į pigių skrydžių oro bendrovę, o daugiau į tradicinę aviakompaniją, kuri pateiktų visai kitos kokybės paslaugą, kurios šiandien dėja Vilniaus miestas neturi. Bet gal per tai mes prarandame labai daug. Nes, žinot, prastėjant ekonominiai situacijai, žmonės vis mažiau skraido verslo klasė. Mes nekalbam apie verslo klasę, mes, žinot, aš galiu pasakyti, čia viena, neminėsiu, apie kurią kompaniją buvo kalba, pigių skrydžių, bet kaip tik ruošiant verslo modelį buvo pateiktas labai gražus pavyzdys. Buvo parodyta, kiek vietos galeros irkluotojas turėjo antikos laikais ir su pigių aviakompanijų skrydžių vietomis. Taigi, galeros irkluotojas irkluodavo 12 valandų per parą. Daugiau vietos, bet jis irkluodavo 12 valandų per parą, o ne 2,5 valandos iki Briuselio. Todėl aišku, kad šiandien galiu pasakyti, kad tų skrydžių kokybės, kurios reikia, Vilnius Lietuva neturi. Ir jeigu mes neturėsime savo bazinio oro vežėjo, tai mes prarandam pirmiausia visą potencialą, kurį Lietuva turėjo susikūrusi. Mesgi ruošiam pilotus. Mesgi turime tikrai puikiai veikiantį verslą, kurie apmoko pilotus iš užsienio. Mes negalim neturėti savo bazinio oro vežėjo. Kodėl? Mes galim jo neturėti, jeigu rinka neturi poreikio. Ar yra studijos, pavyzdžiui, atliktos? Rinkos yra formuojamas dalykas. Nes turizmo departamentas, viešbučio asociacija, visi palinksėjo linksmai galva, labai šaunu, puikiai idėja valio merui Zuokui, bet kadangi jie nedalyvauja, jie pinigų neinvestuoja. Tam tikrą apimtimi taip pat dalyvaus ir pabrėšiu, kad rinkos yra formuojamas dalykas. Šiandien tai, kad yra stimuliuojamas atėjimas pigių aviakompanijų į Vilniaus oro uostą, tai yra politikos pasiekmė. Šiandien, sakykime, pakeiskite nors vieną sudėtinę dalį mokesčių politikoje oro uoste ir viena ar kita pigių oro skrydžių kompanija nebeskraidys. Taigi jos nesirado šiaip savo, jos buvo viskas padaryta, kad jos atsirastų. Jos atėjo pas klientą, bet šiuo atveju ne tik tai, jos buvo skatinamos, kad tai ateitų čia. O kalbant apie skrydžius, taigi jos turi savo nišą ir teisingai, bet mes turim turėti bet kuriuo atveju savo bazinį oro vežėją, kuris teiktų kitokio lygio paslaugą. Tai yra nepigių skrydžių oro kompanija. Vilniaus savivaldybė nesykiai yra deklaravusi, kad nėra pačioje geriausioje finansinėje padėtyje ir aš taip kalbu labai labai švelniai. Taip. Kaip čia, man truputį nesusiveda galai? Šiuo metu mūsų biudžete yra patvirtintas pradinis investicinis kapitalas, kurį mes investuojam, tai yra 500 000 litų. Toliau pati kompanija veiks ir mes matome pagal verslo planą, kad jinai pakankamai pati būtų rentabili. O šiaip mūsų įsipareigojimas priklausys investicijų nuo be abejo nuo pasirinkto investuotojo, pagrindinio investuotojo. Savivaldybė tikisi išlaikyti 34% akcijų paketą, 17%, kad būtų išplatinta tarp Lietuvos įmonių, tai yra, kad būtų 51% Lietuvos, sakykime, verslo rankose arba institucijų, o 49% būtų pasiūlyta strateginiam investuotojui. Ir galiu pasakyti, visi, kai mes žiūrime į lėktuvo kainą, tas verslas atrodo vienaip. Tačiau, kada pradedi skaičiuoti ir žiūrėti pajamas, kaip jos atsiranda ir kaip reikia konkuruoti toje globalioje rinkoje, tai nėra tokios ženklios investicijos, kurių nebūtų įmanoma pakelti arba nebūtų galima generuoti. Ar yra vizija krypčių, kurias pasirinktų Air Lituanica? Ar tai yra konkurencija esamų krypčių ir, kaip jūs minėjot, serviso gerinimas, ar tai yra naujos kryptis? Anksti kalbėti, tačiau mūsų bent jau pirminis planas yra 6 skrydžiai. Tai yra kitais metais, kad pradėtų kompanija nuo 6 tiesioginių skrydžių. Per ką 6 skrydžiai? Per savaitę? Per mėnesį? Per dieną? Ne, per dieną. 6 skrydžiai tiesioginiai būtent kitais metais, kitų metų pavasarį. Vienas iš aviacijos fanų, sakykime taip, reiškia svaigimo tokių dažnų priežasčių, tai yra tiesioginis reisas Vilnius-New Yorkas. Lituanica beje labai logiškai atitinka šitą pavadinimą. Tai yra svaigulys ar tai yra realybė, kaip jūs galvojate? Šiandien tai būtų tikrai svaigulys, nes šiuo atveju, kad Vilnius galėtų turėti tarp kontinentinius skrydžius, tai pirmiausia neužtenka turėti savo bazinio oro vežėjo, bet jis reikalingas tam, kad mes sukurtume, kaip sakyti, taip yra toks terminas hubą, kad pas mus atskristų daug tranzitinių keleivių, kuriuos galėtume pervežti kažkur tolyn. Plus dar grįšiu prie vieno labai svarbaus argumento, kada kalbame apie pigių skrydžių kompanijas. Jos skraido tik iš vieno taško į kitą. Jos nedalyvauja bendroje bilietavimo sistemoje. Taigi šiuo atveju jums atrodo galbūt pigu nuskristi iš Vilniaus, sakykime, pavyzdžiui, į Dubliną.
Tačiau jeigu jūs norite skristi iš kažkur toliau, jums reikia persėsti iš vieno lėktuvo į kitą, ta kelionė tampa brangi. Todėl ir būtent čia mes matome nišą tradiciniai aviakompanijai. Sakyčiau, modelis tai būtų labai toksai panašus kaip yra Air Baltic, kuri žaidžia segmente ir pigių skrydžių, ir kartu be abejo veikia kaip tradicinė aviakompanija. Ir flirtuoja ties bankroto riba jau kelius metus. Žinot, šiuo atveju nėra verslo, kuris negalėtų būti rizikoje bankrutuoti. Nėra tokio verslo. Ir nieko negali matuoti tūkstantmečiais arba šimtmečiais. Yra momentas, yra situacija, yra poreikis. Ir mes turime pagauti tą situaciją ir sukurti tą poreikį. O kas bus po 10, po 20, po 30 metų, pats gyvenimas atsakys. Nėra amžinų dalykų, kaip ir mes neamžiniai. Na kągi, svarbiausia bent jau, kad neplanuojate skrydžio Vilnius New Yorkas, aviacijos gerbėjams turbūt tai kaip akmuo nusirito nuo širdies. Tarp kitko, iš Rygos yra skrydis ir Amerika. Jie sugebėjo padaryti, vystydami bazinį oro vežėją, taip pat oro uosto paslaugas, turėti skrydį iš, dabar nepamenu, iš kurios ten Azijos šalies, kuris skrenda iš Taškento berods į Rygą ir iš Rygos skrenda į Ameriką. Taigi vėlgi klausimas, kaip mes veiksim, ar mes būsim pasyvus ir sėdėsim. Aš nenoriu, kad Lietuva būtų, žinot, užsienio kompanijų filialų šalimi. Mes turim turėti savo kompanijas ir mes esam pakankamai tam gabus. Gerai, pasižiūrėsim, kokia bus realybė. Ačiū, tai buvo Artūras Zuokas, Vilniaus meras ir būsimasis, net ir nežinau, kokias jūs pareigas planuojate užimti lėktuve. Keleivė.